Palanga – didžiausias Lietuvos kurortas, šalies vasaros sostinė, pasienio ir pajūrio miestas. Nuo neatmenamų laikų gyvenimas šiame krašte buvo susijęs su jūra, žvejyba ir gintaru. Ir tie laikai siekia bene toliausiai iš visų dabartinės Lietuvos teritorijoje esamų vietovių. Sąlygos apsigyventi žmonėms Palangos apylinkėse susidarė apie 2500 metų prieš mūsų erą. Archeologai šį laikotarpį vadina vėlyvuoju neolitu, o čia gyvenusius žmonės priskiria Narvos kultūrai. Rašytiniuose šaltiniuose Palanga pirmą kartą paminėta 1253 metais Vokiečių ordino dokumentuose kartu su 10 kitų Meguvos žemės gyvenviečių. Viduramžiais Palanga buvo svarbiu Kuršių prekybos centru ir pagoniško tikėjimo kulto vieta, o XIX amžiaus pirmoje pusėje vis labiau ėmė garsėti kaip pajūrio vasarvietė. Kurortinė miestelio istorija prasidėjo 1824 metais, kai Palangos grafystę įsigijo grafas Mykolas Tiškevičius. Modernaus kurorto pradžia galima laikyti XIX amžiaus 80-metį. Palangos dvarą tuomet paveldėjęs Juozapas Tiškevičius ir matydamas perspektyvą kurortui ėmėsi didelių investicijų. Maždaug 1877 metais Palangoje jis atidarė erdvų restoraną bei pirmąjį kurorto viešbutį ir pagal kaimyninių kraštų tradiciją pavadino jį kurhausu. Kurorto simboliu tapęs kurhauzas prieš keletą metų buvo atstatytas. Šiandien čia vėl vyksta koncertai, įvairūs renginiai ir susibūrimai. Senosios Palangos šeimininkų dvasią iki šių dienų mena ir išlikę dvaro rūmai, pastatyti Felikso Tiškevičiaus 1897 metais gražiausioje Palangos vietoje, greta Šventojo Birutės miško, Birutės kalno ir Baltijos jūros. Erdvės Tiškevičių rūmus supa peizažinis parkas, kurį projektavo garsus tuo metu Europoje prancūzų parkų specialistas, kraštovaizdžio architektas Eduardas François André. Šiandien Palangos miesto botanikos parkas, vietinių gyventojų vadinamas Birutės parku, yra vienas iš gražiausių, turtingiausių ir geriausiai tvarkomų parkų Lietuvoje, išlaikęs autentišką dvasią ir pirminę parko išplanavimo struktūrą. Čia gausu kultūros paminklų, skulptūrų, kitų lankytinų vietų. Tiškevičių rūmuose nuo 1963 metų veikiantis Gintaro muziejus yra vienas iš labiausiai lankomų muziejų Lietuvoje, garsėjantis įspūdinga gintaro įvairovė ir unikalia pasaulyje inkliuzų kolekcija. Kurorto teisės Palangai pirmą kartą buvo suteiktos 1909 metais. Sparčiai auganti kurortinė miestelio dalis tuomet formavosi pietinėje Palangos pusėje, ties dabartinėmis Basanavičiaus, Vytauto bei Dariaus ir Girėno gatvėmis. Jau tada pagrindinė kurorto arterija tapusi Jono Basanavičiaus gatvė savo statusą išlaikė iki šiol. Ji yra mėgstama pasivaikščiojimų vieta, čia nuolat verda gyvenimas. Basanavičiaus gatvė veda Palangos tilto link. Į Baltijos jūrą 470 metrų besidriekiantis tiltas dar vienas šio kurorto simbolis. Kas vakarą ant šio tilto susirenka minios poilsiautojų palydėti saulę. Tokios pat formos, kiek pečiau nei dabartinis ir su ilgesne dalimi sausumoje, pirmasis į jūrą vedantis tiltas Palangoje buvo pastatytas 1882 metais Juozapo Tiškevičiaus. XIX amžiaus antroje pusėje Palangoje buvo pastatyti ir pirmieji, iki to laiko šiam pajūrio kurortui nebūdingi pastatai. Greta Tiškevičių statytų vilų vasaros poilsiui pritaikytus namus netrukus ėmė statytis ir kiti, turtingesni Lietuvos žmonės. Dalis senųjų pastatų iki šiol puošia Palangą ir tarnauja poilsiautojų reikmėms. Vienas iš įdomiausių ir labiausiai žinomų senosios architektūros statinių Lietuvos pajūryje yra ekscentriškoji vila Anapilis. Ypatinga aura garsėjęs istorinis statinys irgi prikeltas naujam gyvenimui bei pritaikytas lankytojų reikmėms. Netrukus čia įsikurs Palangos kurorto muziejus.
Kiekvieną vasarą, prisipildantis atostogautojų šurmulio, Palangos kurortas tituluojamas šalies vasaros sostine. Poilsiautojus čia traukia noras atitrūkti nuo kasdieniškos aplinkos ir pasisemti jėgų iš natūralių sveikatos šaltinių – saulės spindulių, jūros vandens, švaraus ir gaivaus pajūrio bei pušynų oro. Palangoje ištisus metus veikia sanatorijos ir sveikatos bei reabilitacijos centrai. Palanga turi ką pasiūlyti visų skonių keliautojams. Aktyviojo kurortinio sezono pradžia paprastai skelbiama gegužės pabaigoje. 3 dienas šurmuliuoja kurorto šventės linksmybės ir tradicinis Palangos Jucės kermošius. Per vasarą Palangoje vyksta daugiau nei 600 įvairių renginių, pritraukiančių šimtus dalyvių ir tūkstančių žiūrovų. 2015 metų pabaigoje Palangoje atidaryta nauja, itin moderniamis technologijomis pasižyminti ir apskritus metus veikianti koncertų salė. 2200 sėdimų žiūrovų vietų amfiteatras, ypatinga akustika ir apšvietimo sistema pasižyminti salė vertinama net pačių frankiausių atlikėjų ir klausytojų. Palangoje vyksta chorų ir populiarios muzikos festivaliai, klasikinės muzikos ir poezijos vakarai. 100-metes tradicijas tęsia pučiamųjų orkestrų musikavimai miesto gatvėse, skveruose ir parke. Ieškantis pasilinksminimų iki paryčių gali šokti daugybėje naktinių klubų. Palangoje veikia šimtai skirtingų restoranų, kavinių, barų ir kazino. Kasmet atsinaujina ir kuriasi nauji viešbučiai. Pietinėje miesto dalyje, Nemersetoje, įrengtas šiuolaikiškas kempingas. Mėgstantis aktyvų poilsį Palangos mieste ir aplink jį gali keliauti dviračiais. Minant pedalus, Palangą galima džiaugtis važiuojant rekonstruotą Meilės alėją. Dviratininkams čia įrengtas 3 metrų pločio takas. Ši alėja yra Europos dviračių takų tinklo Eurovelo trasos dalis. Iš Palangos dviračiais galima keliauti net 3 kryptimis – pro Klaipėdą iki Nidos Kuršių Nerijoje arba iki Ventės rago kitapus Kuršių marių, o pasukus į priešingą pusę maršrutu galima pasiekti kurortinę Šventosios gyvenvietę ar net Latvijos paplūdimius. Aktyvaus poilsio mėgėjai Palangoje gali išsinuomoti vandens dviračius ar motociklus, užsukti į teniso kortus, batutų parką, pasilinksminti vandens atrakcionuose ar paplaukioti baseinuose. Ieškantis ramybės, laiką gali leisti sanatorijose ir spa centruose, vaikštinėti nuostabiuose parkuose ar pušynuose, pabraidyti po pajūrio smėlį, aplankyti Palangos miesto įžymybės. Norintiems geriau pažinti Palangą ir jos istoriją, Turizmo ir informacijos centras organizuoja nemokamas ekskursijas po miestą. Palangoje nėra kada nuobodžiauti net ir apniukus orams. Kurorto gyventojai bei poilsiautojai raginami aktyviai leisti laisvalaikį, atrasti ir išbandyti save įvairiose sportinėse veiklose. 2014 metais Palangoje duris atvėrė universalus sporto kompleksas, atnaujintas miesto stadionas, gausėja aktyvaus laisvalaikio ir sporto erdvių po atviru dangumi. Kurortas šiandien yra patrauklus tiek profesionaliems sportininkams, tiek aktyvaus laisvalaikio bei sveikos gyvensenos entuziastams. Na, o mažieji Palangos kurorto lankytojai aktyvų laisvalaikį mielai leidžia naujame žaidimų parke vaikams. Naglio alėjos ir Šermukšnių gatvės sankirtoje esančiame parke įvairiaus amžiaus vaikai gali nemokamai džiaugtis jiems skirtomis pramogomis. Šeimoms itin draugiškoje Palangoje gimsta ir lietuviškų pasakų parkas. Kasmet vis labiau gražėjanti ir atsinaujinanti Palanga šiandien yra vienas iš didžiausių sveikatingumą skatinančių Lietuvos kurortų. Malonioms ir turiningoms atostogoms atviras ištisus metus. Iki susitikimo Palangoje.